Diafragma pilvinio įkvėpimo metu susitraukdama leidžiasi žemyn ir švelniai stumia visus pilvo organus. Toks diafragmos judesys yra reikalingas nervų sistemai pereiti į parasimpatinį režimą, kuriame žmogus gali ilsėtis, miegoti, virškinti, geriau gyja ir greičiau regeneruoja. Ritmingas diafragmos judesys žemyn stimuliuoja ir žarnyno peristaltiką, užtikrina geresnę skysčių apytaką ir limfos nutekėjimą. Žmonės, kurių diafragma neveikia ir jie negali įkvėpti normaliai į pilvą, yra dažnai užstrigę krūtininio ir pečių kvėpavimo režime. Spazmuojanti ir pakilusi diafragma negali leistis ir tai veda į pilvo organų ir kraujotakos ir visų skysčių sąstovį. Laikykite rankas ant krūtinės ir ant pilvo. Užtikrinkite, kad kelnės būtų pakankamai žemai, kad pilvas galėtų užsipildyti. Laikydami rankas giliai įkvėpsite į pilvą ir iškvėpsite natūraliai, kūno audiniai patys tai padarys, nereikia forsuoti. Įkvepiant į pilvą, krūtinė neturi kilti, dirba tik tais pilvas. Taip jūs pabudinsite seną ir įgimtą programą. Vaikai žino, kaip kvėpuoti pilvu, tačiau pamiršta, kai yra išsigandę ir ilgą laiką stresuoja. Skirkite bent 5 minutes vakare ar prieš miegą, o dienos metu keletą kartų įkvėpę pilvu priminsite savo kūnui, kad jūs galite reguliuoti savo nervų sistemą.